Mėly vaikai, tėvai, globėjai, seneliai, leiskite man nuoširdžiai pasveikinti jūs su Vaikų diena. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad priėmėme sprendimą turėti savo lietuvišką Vaiko dieną ir atsisakyti praeitį menančios tradicijos. Tarp mamos, tėvo, šeimos dienos, 3 gegužės penktadienį minėkime Vaiko dieną. Tegul būna mums visiems visas gegužės mėnuo apie šeimas, apie vaikus, apie dėmesį vieni kitiem. Manau, kad švenčiant Vaiko dieną mums ypatingai svarbu galvoti apie tai, jog Lietuvos vaikai, visi vaikai, nesvarbu, kur jie gimė, kaip jie auga, nusipelno saugios, laimingos ir nerūpestingos vaikystės. Nusipelno ištiestos pagalbos rankos, jeigu jie yra sunkesnėje situacijoje. Todėl tegul būna šita diena išskirtinai apie vaikus, apie gražų ryšį, apie stiprinimą tarpusavio santykio, apie dėmesį silpnesniam, nepastebėtam, jautresniam vaikui. Apie tai, kad mes visi suaugę susitelkę galime užtikrinti saugią ir laimingą vaikystę mūsų Lietuvos vaikams. Sveikinu visus dar kartą, turėkime gražią lietuvišką tradiciją minėti Vaiko dieną 3 gegužės penktadienį.